Dažnai sulaukiu klausimų, kaip tinkamai pasirinkti kosmetikos linijas pagal plaukų tipą ir sezoniškumą. Tad šiandien pasistengsiu juos visus atsakyti. Tam, kad sukurtume neringai apimtį ties šaknimis, naudojame kelis produktus iš Kuklos Volume linijos. Tai yra pirmas dalykas, tai yra Kukla Volume šampūnas, kuris suteikia apimties ties šaknimis ir puikiai tinka tom, kurios turi ir riebesnę galvos odą ir nori stabilizuoti galvos odos pH. Antras produktas labai svarbus, tai yra Kukla Volume Spray šaknų pakėlėjas, kuris yra naudojamas ant drėgnų plaukų prieš fenavimą. Ir žinoma, trečias produktas visom tom, kurios naudojat Kukla Volume liniją, tai yra Repair linijos kondicionierius, kuris stabilizuoja plauko drėgmę. Nors žiemą savo klientam rekomenduoju plaukus maitinti, greitai ką tik grįžus po atostogų šiltų kraštų parinkome drėkinimą. Porą produktų, tai yra Kukla drėkinantis šampūnas, Kukla drėkinantis kondicionierius ir trečias produktas, kurį rekomenduoju naudoti visiems, nepriklausomai nuo jūsų plaukų tipo, ypatingai žiemą, Kukla Leave-In Spray iš Teens linijos, kuris padrėkina, neapsunkina ir ypatingai šaltuoju metų laiku maitina plaukus. Kukla Repair linija puikiai tinkanti moterim, kurios turi daug plaukų. Kadangi gintarės plaukai besišiaušiantis porėti ir išdžiūvę, jai buvo parinkta atstatomoji, maitinamoji Kukla Repair linija. 3 produktai, kurie buvo naudoti ir labai svarbu juos naudoti pagal tai, kaip aš naudojau, tai tokiu eiliškumu. Tai yra šampūnas, kaukė ir kondicionierius. Ir 4 produktas, kurį siūlau visom moterim turėti pas save ant kosmetikos lentynėlės, tai yra Kukla atstatomasis aliejus, kuris tinka tiek žiemai, tiek vasarai, bet nuima šiaušimąsi, duoda blizgesį, atkabina patį plauką ir apsaugo nuo lūžinėjimo ir trinties į vilnonius audinius. Tad linkiu visiems pabandyti, pamiksuoti produktus ir išsirinkti tai, kas tinkama būtent jums.